Mėly broliai ir seserys Kristuje, šiandien pamokslas iš Evangelijos pagal Joną, 20 perskirimas eilutės nuo 19 iki 29. Pavadinau aš jį Jėzus ateina net į tavo abejones. Yra akimirko, kai tikėjimas atrodo tvirtas. Kai žodžiai aš tikiu skamba lengvai, natūraliai, net užtikrintai. Bet yra ir kitų dienų, gal net jų yra daugiau, kai nenorime pripažinti, kad mūsų tikėjimas yra trapus. Kai maldas stringa gerklėje, kai Biblijos žodžiai nebekelia tokio gyvumo kaip anksčiau, kai širdyje atsiranda tylus, bet atkaklus klausimas. O jeigu vis dėlto? Ir dažnai mes gėdijamės tokių minčių. Bažnyčioje išmokome kalbėti apie tikėjimą, bet ne visada išmokome kalbėti apie abejonę. Atrodo, kad tikras krikščionis turi būti tvirtas, ramus, neabejojantis. Tačiau šiandien Evangelija mus sustabdo ir sako: pažvelkite į mokinius, pažvelkite į Tomą, o tada pažvelkite į save. Mokiniai susirinkę už užrakintų durų. Jie bijo. Jų pasaulis sugriuvo. Tas, kuriuo jie pasitikėjo, Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, jų viešpats, nukryžiuotas. Jie neplanuoja jokių misijų. Jie neskelbia Evangelijos. Jie slepiasi. Užrakintos durys tai ne tik istorinis faktas, tai dvasinė būsena. Tai žmogaus širdis, kuri patyrė smūgį ir dabar saugosi. Ir jei būtume sąžiningi, turėtume pripažinti, mes irgi turime savo užrakintas duris. Gal tai nusivylimas, gal neišpildytos maldos, gal netektis, gal nuodėmė, kurią sunku paleisti, gal tylus klausimas, kur buvo Dievas, kai man jo labiausiai reikėjo. Kur? Mes užsidarome, kartais nuo kitų, kartais nuo Dievo, bet dažniausiai net nuo savęs. Bet Evangelija mums pasakoja kažką nepaprasto. Jėzus ateina pas juos per užrakintas duris. Ne tada, kai jie patys atvėrė duris. Ne tada, kai jų tikėjimas sustiprėjo. Ne tada, kai jie vėl tapo gerais mokiniais. Jis ateina pro užrakintas duris. Tai nereiškia, kad nėra tokios vietos, kurią būtų galima uždaryti ir į kurią Kristus negalėtų ateiti. Nėra tokios būsenos, kurioje jis būtų, kurioje jis mūsų nepasiektų. Tai yra tikroji Evangelija, tikroji viešpaties malonė. Pirmi Jėzaus žodžiai skamba taip maloniai. Ramybė jums. Pagal žmogišką logiką galėtume tikėtis kitokių žodžių. Kur buvote, kai mane suėmė? Kodėl pamėgote? Kodėl netikėjote? Bet Jėzus nekalba taip. Jis duoda tai, ko jiems labiausiai reikia. Ramybė. Ir čia labai svarbu suprasti, tai nėra emocinė būsena. Tai nėra tik pasakymas, nusiraminkite, viskas bus gerai. Tai yra malonės dovana. Liuteroniškoje teologijoje sakome, kad ramybė su Dievu nėra mūsų jausmų rezultatas. Ji yra Kristaus darbo vaisius. Per jo kryžių tarp Dievo ir žmogaus sudaroma naujoji sandora. Todėl, kai Jėzus sako ramybė jums, jis iš esmės sako, jūsų nuodėmės atleistos, jūsų kaltė panaikinta. Tarp jūsų ir Dievo nebėra sienos. Tai yra ramybė, kuri nepriklauso nuo mūsų vidinės būsenos. Gali jaustis neramus ir vis tiek turėti ramybę su Dievu. Ir tai yra didžiausia paguoda. Šiandien Evangelija atkreipia mūsų dėmesį į apaštalą Tomą. Jo nebuvo su kitais, kai Jėzus pasirodė pirmą kartą. Ir kai kiti mokiniai jiems sako, mes matėme viešpatį, jis atsako labai aiškiai.
jei pats nepamatysiu, jeigu nepaliesiu, netikėsiu. Tai nėra paviršutiniška abejonė, tai gilus vidinis konfliktas. Tomas nori tikėti, bet jis negali apsimesti. Jis negali remtis kitų patirtimi. Jam reikia asmeniško susitikimo. Ir ar tai nėra mūsų istorija? Mes galime girdėti liudijimus, galime skaityti Bibliją, galime net patys kalbėti apie tikėjimą. Bet ateina momentas, kai klausimas tampa labai asmeniškas. Ar aš pats tikiu? Tomas išdrįsta išsakyti savo abejonę garsiai. Ir būtent dėl to jis tampa vienu artimiausių mums mokinių. Po 8 dienų Jėzus vėl ateina ir šį kartą Tomas yra ten. Jis kreipiasi tiesiai į Tomą. Padėk savo pirštą čia. Atkreipkime dėmesį, Jėzus pakartoja Tomo žodžius. Tai reiškia, kad jis girdėjo jo abejonę, net kai jo fiziškai nebuvo šalia. Tai yra labai asmeniška žinia. Dievas girdi net tas mintis, kurių mes garsiai nedrįstame pasakyti. Ir dar daugiau, jis ateina į jas. Jėzus nesako, gėda tau, kaip tu gali abejoti. Pirmiausia patikėk, o tada aš ateisiu pas tave. Ne, jis ateina pirmas. Tai yra Evangelijos logika. Net tu pirmas tiki, tada Dievas ateina. Dievas ateina ir tai sukuria tikėjimą. O ką sako Tomas? Tomo atsakas yra labai stiprus. Mano viešpats ir mano Dievas, jis išpažįsta. Tai vienas stipriausių tikėjimo išpažinimų visame Naujajame testamente. Įdomu tai, kad Tomas nebenori paliesti. Evangelija nerašo, kad jis iš tiesų palietė žaizdas. Atrodo, kad pakako tik susitikimo. Tai mums sako, tikėjimas nėra vien įrodymų rezultatas. Jis gimsta iš santykio. Galime turėti daug argumentų už tikėjimą ir tai yra gerai. Bet galutinis lūžis įvyksta tada, kai žmogus susitinka su Kristumi. Per jo žodį, per jo malonę, per jo veikimą gyvenime. Laiške Romiečiams 10 perskyrime rašo. Taigi tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Tikėjimas ateina per klausimą, per Evangelijos skelbimą, per sakramentus. Tai reiškia, net ir šiandien Kristus ateina susitikti su tavimi. Ne fiziškai matomų būdų, bet realiai per savo pažadą. Jėzus rodo savo rankas ir šoną. Tai labai svarbi detalė. Prisikėlęs Kristus nėra be randų kažkoks naujas kūrinys. Jis nėra išvalyta versija savęs. Jis išlieka tuo, kuris buvo nukryžiuotas. Kodėl? Nes tie randai yra mūsų išgelbėjimo ženklas. Jie liudija, meilė kainavo, atleidimas kainavo, mūsų išgelbėjimas kainavo. Ir kartu jie sako, kančia neturi paskutinio žodžio. Mūsų gyvenime randai dažnai yra gėdos ženklas. Mes juos slepiame. Mes slepiame juos fizinius, emocinius, dvasinius. Bet Kristus juos parodo ir tuo pasako, aš galiu panaudoti net tavo žaizdas. Aš galiu ateiti net į tavo skausmą. Mes nematėme jo fiziškai. Mes nelietėme jo žaizdų. Bet mes turime jo žodį. Jėzus sako, palaiminti, kurie tiki nematę. Tai esame mes. Dievas veikia per žodį, per sakramentus, per skelbiamą Evangeliją, per krikštą, per viešpaties vakarienę. Tai nėra tik simboliai, tai yra vietos, kur Kristus ateina pas mus. Tai kaip jis atėjo pas mokinius į užrakintą kambarį, taip jis ateina pas mus per savo pažadą ir sako, ramybė tau, tavo nuodėmės atleistas, aš esu ir būsiu su tavimi. Mes dažnai bijome abejonių, bandome jas užgniaužti arba apsimesti, kad jų išvis nėra.
Bet Evangelija kviečia pažvelgti kitaip. Abejonės gali būti kelias. Ne tikėjimo pabaiga, o jo tikras pažinimas. Ne atsitraukimas nuo Dievo, o kelionė link jo. Nes kai žmogus pradeda klausti, jis pradeda ieškoti, o ieškantis randa. Tomas pradėjo nuo netikėsiu, bet baigė mano viešpats ir mano Dievas. Tai yra kelias, kuriuo Dievas gali nuvesti ir mus. Gal šiandien esame pavargę tikėti. Gal mūsų maldos tapo automatinės. Gal mūsų klausimai tapo aštresni. Gal net jaučiamės kalti dėl to. Evangelija sako, tu nesi vienas. Ir dar daugiau, tu nesi pamirštas. Jėzus ateina net į tavo abejones. Ne tam, kad tave pasmerktų, bet tam, kad juose tave sutiktų. Galiausiai svarbiausia yra tai. Ši istorija nėra apie stiprų ar silpną tikėjimą. Ji yra apie Kristų. Apie Kristų, kuris ateina, apie Kristų, kuris kalba, apie Kristų, kuris dovanoja, apie Kristų, kuris išlieka ištikimas, net kai mes svyruojame. Tai yra mūsų viltis. Ne tai, kad mes niekada nesvyruosime, bet tai, kad jis visada bus ištikimas. Todėl jei šiandien tavo širdėje yra abejonė, gali pasakyti paprastai. Viešpatie, aš tikiu, padėk mano netikėjimui. Ir žinok, jis jau yra pakeliui, jis jau ateina net į tavo abejonę. Amen.